Sveiki gyvi. Na, įdomi komanda. Sakyčiau, žaidėm prieš Anadolu Efes. Treneris perėjo čia panašų žaidimo stilius, turbūt nenuostabu. Daug metančių žaidėjų, daug kūrybos, tokios laisvos, daug pick and roll situacijų. Galbūt kažkiek turi netikčių trečioje, ketvirtoje pozicijoje, bet labai gerai jas užpildo Mitoglų, manau, kuris vienas iš pagrindinių žaidėjų. Geroj formai Marius Grigonis daugiausia laiko praleidžia lengvųjų krašto pozicijoje ir be abejo daug kitų pavojingų žaidėjų, pradedant Sluku, Grantu, Vildoza ir kitais. Po krepšių turi tokius galingus aukšto ūgius, taip kad gerai, įdomi, labiau puolimui orientuota, sakyčiau, komanda. Treneri, ar žinant, ar Gino Tamano braižą, nėra keista, kad sezono starte Eurolygoje Panathinaikos turi, sakykime, elitinį tą gynybos reitingą, kuris yra 6 visoje lygoje? Kažkaip jau kelintas varžovas atrodo, kuris neturėtų turėti to, turėtų būti labiau puoliminis, bet turi geriausius gynybos reitingus, tai kažkiek yra nuostabu. Gal dar nėra didelės imties, kad galbūt apibūdintų tą visą statistiką. Nemažai Pavo puolimo sukasi aplink Kostos Luko ir Matijaso Lesoro pick and rollus. Kuo šis tandemas yra išskirtinis? Na, Lukas, vien tik Lukas turbūt yra kūrėjas, yra tiek pats pelno taškus, tiek kitiems skirsto. Labai gerai skaito pick and rollą, yra pick and rollo žaidėjas, tokias senos europietiškos turbūt mokyklos atstovas. Na, o Lesortas su savo energija, su savo gynyba, su puolimo energija prideda nemažai šitai komandai. Paminėjote gerą Mariaus Grigonio žaidimą, vienas daugiausiai žaidžiančių komandos krepšininkų. Kuriuose vietose ta mano komandoje lietuvis yra geriausiai išnaudojamas, nes žaidžia daugiausiai trečių numerių? Visur teko matyti ir trečių, ir antrų, ir laikinai net sunkio krašto pozicijai turbūt iš bėdos rungtynėjo Marius. Turbūt visų pirma, kad gauna žaidybinio laiko ir matos, kad yra geram ritme, pataiko tritaškius, dalinasi tą lyderių vaidmenis ir su kitais mažiukais, bet geroj forma ir reikės įstabdyti. Turbūt gal daugelį ir nuostabai yra po Grigonio praėjusio sezono toks didelis vaidmuo ir Gino Tamano komandoje. Išvykus Ignui Brazdeikiui nebuvo minčių, kad galbūt Mario Grigonį būtų galima pasikeisti tą vietą. Kai išvyko Ignas, tai turbūt jau nebeturėjom laiko to padaryti. Jeigu tas visą būtų anksčiau ir Marius neturėjo didelės rolės, galbūt būtų visai kitaip pasisukę, bet kai išvyko Ignas jau ir Marius buvo pagal mane pilnai jau įsipaišęs į komandą ir Eurolygos langai sudarinėjo ir panašiai. Kokia yra Tomo Dimšo situacija? Tikimės, kad jis žais, nes sekam situaciją dieną po dienos ir bandys treniruotis, bandys ruoštis rungtynėm. O daugiau klausimų dėl kitų žaidėjų žaidimo nėra? Ne, tai pagrindinės dabar buvo ir tas pats Arnas jau ilgą laikotarpį, bet žaidžia, turi mini traumelių, dabar pagrindinis buvo su Tomu. Tarp įtarių išvardinate daug Efeso Panathinaikos žaidėjų. Apskritai, jie turi daugiau Eurolygos lygio žaidėjų negu telpa į rotaciją, bet Ginas Tamanas turi iškius favoritus. Ar tai keičia kažkaip pasirinkimą rungtynėms? Na, turbūt žaidėjų skautingą atliekant šitas yra sunkiau, sudėtingiau, bet vis tiek yra išreikšti lyderiai ir jeigu reikėtų pirmą žmogų, kuris daugiausiai įtakos daro, tai statyčiau turbūt Mitoglų. Labai puikioj formoje ir kovoja dėl kamuolių ir meta tritaškius ir žaidžia nugarą į krepšį. O šiaip tai visa kita turbūt daro mažiukai ir jie vienas kitą puikiai papildo, dar kai įsivažiuos ir Kendrick Nunn, kuris porą rungtynių dar tokį epizodinį vaidmenį tai atliko. Iš tikrųjų, labai daug opcijų turi, kas liečia mažiukus. Kokio potencialo yra Kendrickas Nunnas Eurolygoje? Matosi, kad jis gali primest daug taškų. Kažkiek dar turbūt turi priprast prie Eurolygos taisyklių, galbūt su shot selection padirbėti, bet jo potencialas yra beribis.
Erginas Tamanas turėjo kritikos Juančio Gena Gomezui, bet vis tiek skyrėm daug minučių. Kaip ispaniškai timas keičia varžovų žaidimą? Jie turi praradimą savo rotacijoje, neturi abiejų lengvų kraštų, tiek jo, tiek Papa Petru, kurie dar gali ir žaisti ir sunkio krašto pozicijoje. Na, iš vienos pusės kažkiek praranda atletiškumo, iš kitos pusės pasidaro dar pavojingesni, nes yra daug žaidėjų, daugiau kūrinčių žaidėjų vienu metu aikšteliai, daugiau išplečiančių aikštelę vienu metu, kas gali būti ir pliusas, ir minusas. Dar grįžtant į savo daržą, prieš savaitę Vilniuje minėjote, kad duosite šansą žaidėjams esamiems, bet už vakar šnekėjote, kad kaip ir nepasinaudojama tą šansą ir trūksta noro žaisti. Ar tai sufleruoja apie grįžimą į rinką? Kad tokios frazės nebuvo, kad nepasinaudojo šansų kažkas. Čia turbūt jūs tą pasakėt. Buvo rungtynės, kur galbūt blogiau sužaidėme. Rinkoje mes visada esam. Tik tai, tik tai dabar jokių naujienų neturime, o rinką mes stebim. Treneri, vakar buvo Pauliaus Jankūno filmo premjeroje. Kokie įspūdžiai? Man tai asmeniškai buvo dar vienas toks gerų emocijų, motivacijos pliūpsnis. Geras filmas, man patiko, paliesta šeimos, Kauno, Vilniaus Kauno krepšinio tema, tai mūsų, kaip sakant, mūsų daržo filmas, taip kad buvo labai smagu žiūrėti, daug emocijų ir jaudinančių akimirkų buvo, taip kad manau, kad ir Paulius vertas tokio filmo ir tokio emocijų. Buvo istorijų, kokių dar nebuvote girdėję anksčiau apie Paulių? Na, labiausiai patiko tas jo gestas po vieno laimėto finalo. Ačiū.